Grįžkime toliau prie temos, kas prailgina mūsų dienas, prideda gyvenimo metų ir suteikia mums ramybės. Raštas aiškiai sako, kad mūsų dienas prailgina Dievo žodžiai, kai mes juos dedamės į savo širdį ir nepaliekam jų, kai gailestingumas ir tiesa nepalieka mūsų. Mes tai užsirašam ant savo kaklo, įsirašom į savo širdies plokštę. Tai, sako Viešpats, taip atrandam palankumą ir gerą įvertinimą Dievo ir žmonių akise. Kada mes atrandam gerą palankumą Dievo ir žmonių akise? Kai bendraudami su Viešpačiu, mąstydami apie jį, mūsų protas pasilieka Viešpatyje. Vadinasi, mes bendraujam su Dievu ir tai yra palankumas Dievo ir žmonių akise. Nes iš mūsų vidaus neišeina tada, kaip čia pasakyti, pasmerkimas, blogis. Tai reiškia, mes tvirtinamės kantrybėje su kitais žmonėm, kantrybėje laukdami atsakymų į savo poreikius. Nes būtent tikėjimo principas ir yra, kad pažadus Viešpaties mes pasiekėme, mes su jais susidurėme tada, kai tikėjimu ir kantrybė, sako Viešpats, paveldite mano pažadus. Tikėjimu ir kantrybė. O kelias tai yra gailestingume, turime gyventi tiesoje, Kristuje. Taip įgauname Dievo ir žmonių palankumą, plus pasitikėt Viešpačiu. Pasitikėt tai reiškia absoliučiai tikėti, kad Dievas yra mano situacijoje, kad Dievas šiandien veikia mano gyvenime. Ne aš pats gyvenu, kaip suprantu, ne aš pats kažką čia tvarkausi ir esu toks sėkmingas arba toks vargšas. Ne, jeigu aš suvokiu, kad Viešpats yra mano Dievas, Viešpats mano ganytojas, aš gyvenu aukščiausiojo globoje ir visagalio šešėlyje pasilieku. Jeigu aš tai mąstysiu, tuo būsiu absoliučiai įsitikinęs, Dievo ramybė pripildo mano širdį. Ramybė, kaip Viešpats sako, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Ir taip trečia patarlė ir sako, kad nebūk išmintingas savo akise, gerbk Viešpatį ir venk pikto. Nebūt išmintingam savo akise, bet pripažint savo gyvenimo kely Viešpatį, kad jeigu aš ir esu sėkmingas, tai nerodau į save, kad aš čia tiek pasiekiau. Be abejo, aš pasiekiau, bet Viešpats yra mano šviesa, mano kelio prižiūrėtojas, mano gerasis ganytojas. Viešpats yra tas, kuris suteikia man tą ir tą. Jeigu ir yra sveikatos problema, aš suprantu, kad tai yra tik iššūkis. Aš žinau, kad Viešpats, tas, kuris mane sutvėrė, jis šiandien rūpinasi mano sveikata, jis atstato mano ląsteles. Ir suprantat, be abejo, kad jeigu taip, patys pradėkite daryti tokius pastebėjimus, bandymus. Per dieną, nors po kažkiek laiko, mintise pasilikite mąstydami apie Viešpatį, kad jis tikrai savo žaizdomis mus jau buvo išgydęs. Tegu tai tampa tiesa, tegu tas suvokimas prasiskverbia iki kiekvieno mūsų širdžių suvokimo. Ir tvirtintis tame, kad tai yra absoliuti tiesa. Kad Dievas sako, man yra absoliuti tiesa. Tai reiškia, sako, nebūk išmintingas savo akise, nebūk išmintingas. Vadinasi, tas tą pasakė, tas aną pasakė. Ir pradedame kaip žmonės samprotauti. Bet jeigu mano ratą supa žmonės, kurie yra
tikintis Dievu, kuriais aš galiu pasitikėti. Vadinasi, aš galiu su jais aptarti aplinkybę, suvokdama, kad tie žmonės stovės su manim toliau tikėjime. Ir aš lauksiu tai, kad Dievas ir sako savo pažaduose, kad pasitikėk manim ir pamatysi atsakymus. Ir nes tai ateina, nes tai jau yra ir iš dvasinio pasaulio tai reiškiasi tavo gyvenime. Nes čia sako apie tave. Apie tave. Vadinasi, apie ką? Apie mane. Apie kiekvieną iš mūsų. Mums savo širdyje reikia laikyti Dievo žodžius. Mums savo elgesyje gailestingumu vadovautis ir viešpaties tiesa jo žodžiais. Jis mums sako tai daryti, ne viešpats dar tai turi padaryti, jis jau tai mums nurodo, kaip mums reikia elgtis. Ir toliau aiškina, kad tai atrasime gerą palankumą Dievo ir žmonių akise. Dievo ir žmonių akise turėti gerą palankumą. Žemė yra be abejo labai svarbu, kai žmonės yra mums palankus. O čia yra visa instrukcija, kaip to pasiekti. Taip, tada toliau tikėti, pasitikėti, būti užtikrintam viešpačiu, visa širdimi ir nesiremti savo supratimu. Nesiremti savo supratimu. Viešpats sako, nesiremk savo supratimais. Nesiremk žinių pranešimais. Nesiremk. Remkis manimi, tikėk, ką aš sakau. Ir iš nematomo taps matoma tavo gyvenime. Bet čia yra grinai žmogaus dalis, grinai mano dalis, grinai kiekvieno iš mūsų, kurie pasiruošę keistis. Ir čia žemėje gyventi, einant tikėjimo kelioniai, mūsų kiekvieno yra dalis. Nesiremti savo supratimais, pasitikėti viešpačiu. Pasitikėti reiškia būti absoliučiai įsitikinusiems. O tas įsitikinimas ateina iš viešpaties suvokimo, supratimo. Už tai toliau čia ir kalba, kad įsigyk išmintį ir supratimą. Įsigyk, nes tai yra už viską svarbiau žemėje. Įsigyti viešpaties išmintį ir supratimą. Kaip viešpaties išmintį ir supratimą įsigyti, aptarsim sekančiose laidose.